Sveiki visi, atvykę į apmokymus, kaip pasidaryti grandininius šarvus, arba dar žinomus kaip čainmalą arba kalčiugą, liaudiškai tariant. Taigi, štai kaip matote jau yra dalinai padaryta, bet aš pradėsiu nuo pagrindų. Taigi, pirmiausia, įrankiai, kurių mums reikės. Mums reikės karpimo replių. Geriausia būtų su tokiu mechanizmu, nes su jomis labai lengva karpyti geležinę vielą. Po to mums reikės dar 2 porų paprastų replių, kad sujungti žiedus. Taip pat mums reikalingas strypas su skylute viduje. Ši skylutė reikalinga tam, kad įkištume į ją vielą ir jį laikytųsi, kol mes suksim šitą strypą. Taigi, pradėsim nuo principų. Pačios svarbiausia. Paėmėm paprastą vielą. Deja, aš neturiu normalios, iš kurios aš dariau savo grandininius šarvus. Todėl principui parodyti panaudosiu šitą. Iš jos nepadarysiu tokių normalių šarvų, bet svarbiausia principas. Įdedam į skylutę ir pradedam sukti šitą strypą. Geriausia užlenkti, kad laikytųsi. Taigi, galima sukti rankiniu būdu, arba taip pat, jeigu jums patinka rizika, tai su grąžtu. Tiesa, su grąžtu rekomenduočiau dėvėti pirštinės, nes kelis kartus buvau įsukęs savo pirštus. Taigi, suviniojam taip vėlą ant šią strypą ir kai baigiam, nukerpam ją šičia ir prie tos skylutės, kad galima būtų išimti ir nuimam strypą kartu su viela. Taigi, štai pas mus išėjo toks suktinukas. Taigi, tikras normalus suktinukas iš normalios vielos turėtų atrodyti štai taip. Tai jau buvo susuktas anksčiau ir paėmėm replės karpimui ir pradedam karpyti. Tai nėra labai paprasta užduotis, tai ir užtrunka ganėtinai mažai laiko. Na žodžiu, karpime ir pas mus išeina tokie žiedai, pusiau žiedai. Jos dar reikės sujungti, arba atvirkščiai, kaip matote. Štai. Taigi. Dabar sekantis momentas. Paėmėme replės ir jungiame tos žiedus. Paėmėme vieną replę ir sujungiame, kad būtų vienas žiedas. Padėsiu juodą foną. Geriau atrodys. Ir matysit. Žiedai. Taigi, paėmėm kitą. Sulenkiam jį, kad būtų visas žiedas. Pilnavertis. Padarėme tokius 4. Kaip matot. Ir paėmėme vieną ir atvirkščiai jį atlenkime, kad galėtume įdėti šitos 4 žiedus. Sudedame jos. Štai. Kaip matote, pavyko vienas žiedas, kuriame yra 4 kiti. Ir sujungiame. Štai, mums pavyko tokia 5 žiedų kombinacija. Aš turiu jų daugiau pasidaręs. Taigi, jeigu jūs darysite, tai reikės labai jų daug padaryti, kad išeitų visas čainmalas. Arba grandiniai šarvai, arba kalčiuga. Vadinkit kaip norit. Kaip sakoma, kaip nepavadinsi, taip nepagandinsi. Taigi, dabar parodysiu, kaip reikia sujungti juos. Paėmat kitą žiedą, atlenkiat ir pradedat. Nuo vienos kombinacijos dešiniojo viršutinio žiedo įkišat, po to prie kitos kombinacijos dešiniojo žeminio žiedo, prie kairiojo žeminio ir grįžtat prie pirmos kombinacijos kairiojo iš viršaus ir sujungiat. Taigi, aš paimsiu vieną žiedą kitos spalvos, kad jums būtų
patogiau pamatyti, kaip tai viskas daroma. Tai. Štai, 4 žiedai. 5 žiedų kombinacijos, 2. Bet svarbiausia, kad vidurinysis žiedas, abu vidurinieji žiedai žiūrėtų į vieną pusę, arba jūs, arba nuo jūsų. Jeigu bus kitaip, tai tiesiog blogai susijungs ir jis nejudės taip, kaip norėsit. Štai, paėmėme žiedą, sulinkėme, tiksliau atlinkėme ir dedame pro dešinį, to dešinį, kairį ir dešinį ir sujungėme. Aš iš arčiau parodysiu. Štai kaip matot, vidurinysis. Taigi, po to toliau einam. Čia daugiau padaręs ir prijungsim prie jo. Bet pirmiausia dar kartą parodysiu, kaip jungiami šitos kombinacijos. Tai paimam žiedą, atlenkiame kaip visada ir kišame. Kaip matote, šitie vidurinieji žiedai žiūri nuo manęs, šitas į mane. Taip neturėtų būti. Pakeičite, jie žiūrėtų į vieną pusę visi. Po to paimam, kaip visada. Galite dėti kitaip, galite pradėti nuo šitų viršutinių žiedų. Pirmiausia, dešinysis, kairysis ir po to prijungti prie šitų. Dešinysis ir kairysis. Ir sujungti. Tikiuosi viskas suprantama. Turim tokią grandinėlę. Ir čia jau anksčiau buvo pasidaręs kitą. Tai, dar kartą pastebime, kad visi vidurinieji žiedai žiūri į mano pusę. Taigi, paimam žiedus ir tiesiog sujungiam. Čia daug lengviau viskas. Tiesiog paėmėt 2 žiedus ir prakišat po jos. Iš dešinės ir 2 žiedus iš kairės. Prakišat ir sujungite. Reikia pastebėti, kad kiekvienas žiedas savyje turi turėti nedaugiau ir nemažiau 4 kitų žiedų. Laikyti, tiksliau. Na, yra išskirtiniai atvejai, kai ten daromas susiaurėjimas arba atvirkščiai paplatėjimas, kur reikia įdėti tų žiedų arba daugiau arba mažiau. Taigi, toliau einam. Vėl paimam 2 žiedus, prakišame ir 2 žiedus iš šitos pusės. Irgi prakišame ir sujungime. Taip darome iki pat galo. Na kągi, tikiuosi, procesas yra suprantamas. Jeigu yra kokių klausimų, prašom klausti, rašyti. Linkiu sėkmės darant šitos grandinius šarvus. Ir nufilmuosiu dar vieną filmuką, tiksliau video, kaip daryti visus grandinius šarvus. Arba kalčiugą, arba, kaip sakiau, čainą. Vadinkit kaip norit. Taigi, bet man patinka lietuviškas pavadinimas, grandiniai šarvai. Tad, štai prašom, toks nedidelis gabaliukas grandinių šarvų. Iki, sėkmės.